Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Sako, šventų kalėdų metu vyksta stebuklai. Kalėdų metu tvyro nenusakoma atmosfera. Ta diena žmonės tampa atlaidesni, draugiškesni ir geresni. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui per 1914 metų kalėdas, vokiečiai ir britai trumpam sudėjo ginklus ir vienai dienai iš aršiausių priešų pavirto draugais. Jau kūčių vakarą vokiečių ir britų kariai vieni kitiems pradėjo dainuoti kalėdinės dainas. Auštant kalėdų rytui, vokiečiai prisiartino prie britų pozicijų, atslinko į tarp fronto linijų esančią niekieno žemę ir, ką sau galvojate, pradėjo savo draugus sveikinti su šventomis kalėdomis. Negana to, vokiečių sveikinimai skambėjo angliškai. Pradžioje sąjungininkai pamanė, kad tai yra vokiečių taktinė gudrybė, tačiau išvydę neginkluotus vokiečius iš apkasų išlindo britai. Priešai pradėjo sveikintis ir spausti vieni kitiems rankas. Vyrai keitėsi dovanomis, cigaretėmis ir slyvų pudingais bei kartu traukė kalėdinės dainas. Šią trumpą taikos akimirką pasinaudojo kai kurie kariai ir iš mūšio lauko surinko kritusių bendražygių kūnus. Nuo pasaulinio karo pradžios buvo praėję tik 5 mėnesiai. Vadinamosios kalėdų paliaubos buvo paskutinis kilnumo kare pavyzdys. Šis gestas daugiau taip ir nebuvo pakartotas. Kitus bandymus kalėdų metu surengti paliaubas sužlugdė karo vadai, kurie kareiviams grasino sankcijomis. Tačiau šis įvykis pademonstravo žmogiškumą, kurio nenustelbė nei uniformos, nei brutalus ginklų žvangėjimas. Dėkojame visiems žiūrėjusiems. Visa kūrybinė komanda linki jums jaukių ir šiltų švenčių. O neįtikėtinų faktų laidas rasite internetinėje televizijoje betabu.tv. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook'e.